Aš esu Rokas, virtuvės šefas, myliu gyvenimą, keliones, nuotykius, iššūkius ir šią aistrą noriu užkrėsti kitus. Todėl savo mylimiausioms močiutėms padovanojau kelionę į nuostabaus grožio Zanzibaro salą. Kelionių metu planuojame atidaryti restoraną čia, Zanzibare. Kviečiu keliauti kartu su mumis. Neriame į nuotykius. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalewa, anawa, samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Teko man su Rokučiu rimtai pakalbėti ir nutarėm atsidaryti Zanzibare. Aišku, aš jam prižadėjau dėl jo padaryti viską. Ir man reikia ištekėti, kai gaučiau atsidarimo restorano. Tai ką, einu pakrantę ir galvoju, kaip man dabar jį atrasti tą vienintelį tokį, kur manęs vertas. Žiūriu jo arkliai. Čia geras. Iš pradžių nedamatau, iš toli kaip nedamatau, einu vis artyn, artyn. Ir toks gražus žvilgsnis, akių kontaktai, žinai, kaip būna. Ir jis man taip, hello. Tai ir jis pradėjo man rodyti triukus. Pradėjo demonstruoti, ką jis gali. Pamačiau tą tokį, kaip būna. Kai akis su akim susilieja ir atrodo čia mano. Tai man šiandien taip ir gavosi. Rūpestingas. Rūpestingas. Zitos vestuvėms mes ruošėmės jau nuo 4 ryto. Kokius grybukus to? Grybukai vestuvėm viskas palikai šitie kepėm. Bus rimtas lietuviškas storas balius. Rengiau aš pati Zitelį. Atrodo, kaip turėtų gal tai daryti pamergė, bet kaip mes labai geros ir artimos draugės, aš pasirūpinau tuom pati. Brangi Zitulė, aš labai norėčiau, kad šita santuoka tau pasisektų. Ir tai būtų paskutinė santuoka tavo gyvenime. Man yra labai skaudu, bet aš tikiu, kad niekas neišskirs mudviejų daugiau. Būsim drįsti. Būsim. Myliu tave. Sėkmės tau. Labai graudžiai atsisveikinom ir palydėjau ją į paplūdimį, kur jos laukia jos išrinktasis. Kaip tu jautiesi prieš tas vestuves? O graži, o išsipuošus visa. Atėjo tavo jaunikis. Wow! Tavo žmona. Jaunikis toksai šiek tiek buvo jau toks, jau kaip ir, gal ir sakyčiau, truputėlį ir per jaunas, bet išvaizdus. Tikrai vertas dėmesio jaunikaitis. Jaunikis tai, Zitai, sakyčiau, gal ir per geras. Kodėl? Per jaunas. Juk pavydu babom. Perėjau nuo tų dalykų, perėjau žiūrėti krūtinės lastą, galvą daužyk perskeltų. O čia pažiūrėjau, jei bus neįmanoma įsiskalbti rūbų, tiesiog aš galėsiu juos. Žinot senoviai tarką, seniau nieko ir nebuvo. Tai perėjau į kojas. Aфигенас.
Kadangi yra tokia situacija, kad mes Zanzibare norime atidaryti restoraną, o restorano atidarimui reikia vietinio žmogaus. Be vietinio žmogaus čia negalima įsigyti nekilnojamo turto. Todėl Zitulė, kaip žinia, jau palaidojus 2 vyrus, pasiaukoja 3. kartą ir šiandien įvyks Zitos vestuvės. Oi, ceremonija ten priminė, žinot, man tos palmių šakos, tai aš jas Lietuvoje tik vienoje vietoje matau. Laidotuvių namuose. Ir man visas tas ten šitasgi tribūna, ta, kur kalbėjo mūsų tas Rokas, man tai priminė. Tai kągi, laukiame jaunųjų. Turėjome didelį pulką, tikrai didelį pulką jaunikaičių, kurie jie patys save kaip demonstravo kaip jaunikiais, nes matė, kad yra ir jau laisvų dar mūsų merginų iš viso būrio. Tokios šventės, tokių vestuvių net neįsivaizdavau. Prie vandenyno, jūra kojytės skalauja, stovim abudu kaip iš vandens išplaukia. Nu tiesiog pasaka. Buvo net smagu žiūrėti į jų jausmus, į jų bendrą tokį ateities kūrimą. Labai malonu matyti susirinkusius tokią gražią bendruomenę. Ir iš jo pusės atėjo žmonių, ir iš mano pusės buvo, nu tikras šeimos balius buvo. Dėmesingas. Zita visą laiką už rankos laiko, visą laiką su ja kartu, galvelėm tik glaudžiasi, nu tokie balandėliai 2 buvo, kad jau smagu buvo žiūrėti, nu tikrai smagu žiūrėti. Ir būtų tiek skleidė šilumos, nu net ir mano tas piršlys irgi taip pat buvo toks susijaudinęs, vis artin glaudėsi, taip labai skleidė jie šilumą, kad mes visi ją dalinomės. Ir vietiniai, ir lietuviai prisijungė, ir anglų buvo, ir nesuprantamų kalbų buvo. Visokio plauko turėjom, visokio plauko. Bet mes žinojom visą tiesą, kad tai yra viskas daroma vardant restorano įkūrimo. Labą dieną visiems susirinkusiems. Šiandien čia mes susirinkome nepaprastai progai. Vedybiniais santais sujungti 2 įsimylėjusius žmonės. Zitą ir Deividą. Zita, ar tu esi pasiruošusi nieko neverčiama tekėti už vietinio kilmės jaunikio? Ar pažadi jam būti ištikima, su juo būti džiaugsme ir varge? Taip. Gerbiamas David, ar tu esi apsisprendęs ir nieko neverčiamas vesti Žemaitijos perlą, atominę močiutę Zitą, būti jai ištikimas, būti kartu džiaugsme ir varge? Taip. 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 Gerbiami šventės dalyviai, jei kas nors žinote priežasčių, kodėl ši santuoka negalėtų įvykti, prašome kalbėti dabar arba užtilti amžiams. Aš turiu klausimą. Apasa un stor. Paskiau, kad nebūtų mums klapata suonau. Aš virgut nedurna, viskas apžiūrėta jau. Viskas yra čiki. Nu gera ten. Kadangi šiai santuokai jokių kliudančių aplinkybių nėra, man suteikta galia, aš jūs skelbiu vyru ir žmona. Brangus jaunieji, džiaugiuosi, kad šioje nuostabioje saloje turėjau šią nuostabią progą sujungti jūsų santuoką. Jaunikis ir jaunoji, kaip meilės ir tvirtybės ženklą kviečiu pabučiuoti nuotaką. Čia visi sako, jau reikia gorka. Aš jau gal taip nusiteikiau, taip normaliai, lietuviškai. Kaktą nuleido, nosim sudūrė. Šito nesupratau, išsiaiškinti. Kad jūsų namuose niekada nieko netrūktų, kad visada būtų duonos sočiai. Kaip lietuvišką simbolį mes kviesime jums suvalgyti lietuviškos duonos gabalėlį ir išgerti tyro švaraus vandens. Duok jam į burnytę. Kad netrūktų nei duonos, nei vandeniuko, nei druskytės.
Na, o dabar jaunuosius ir visus čia susirinkusius nuostabius svečius kviečiu pirmajam šokiui. Jaunieji šoka, o mes visi į ratelį. Tunapendana, 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 tunapendana. Kokios lietuviškos vestuvės Zanzibare be nukrauto stalo, su gardžiomis vaišėmis, su nuostabiais patiekalais. Visą šitą svitą kviečiu prie stalo. Wow! Prie stalo, prie stalo. Prie stalo, mėgėjai svečiai. O dabar prašom vaišintis. Papasakokit, Virgutė, ką priruošėt. Nuo 4 ryto ką čia priruošėt, kas čia buvo? Mes nemiegojom kelias paras prieš tas vestuvės. Aušra, Mes visko priruošėm. pažiūrėk į mano ranką. Pašravom vištų, salotų pridarėm, pridarėm dešrų sūrių, prikepėm grybų, turim duonos, visko turim. Svarbiausia, gerą nuotaiką turėkim. Labai stipriai buvau sukabinta rankom, labai stipriai kankino mano pirštą jaunikis. Ką tai reiškia, nežinau, bet priliesti negaliu. Parodysiu į kitą, va. Turėjau iškentėti labai stipriai. Kažkokį ženklą davė, tai tikriausiai jaudinos pamatė stiprią moterį. Labai stipriai nutvarkavo, bet nieko, man gyja kaip šuniui, palaižai ir užtraukė. Svočia, tikra svočia. Saldainukų, prašom. Vaišinome visus. Saldumynų, koks buvo dėmesys. Lietuviški grybukai, obuolių sūris, tinginys. Kiek jie tų skonių patyrė, viską ėmė, ragavo. Įdomiausiai buvo, kai jie paragavo paprasčiausias keptos vištos. Tai čia buvo nustebimas. Atrodo, net paskui niekur net nebuvo net kaulelio nukritusio, atrodo, kad jie su viskuom viską suvalgė. Net 2 rankom, kiti laikė 2 rankom, tiek jie jautė skonį ir tiek mėgavosi. Vieną berniuką mačiau, kad numetė mūsų saldainį ir bėgo vištos pasiimti. Nes mėsos jie gauna, kaip žinia, 1 kartą per savaitę, o to kitą kartą ir per mėnesį 1 kartą. Thank you. Ya mau renyum mah. Ya mau renyum. Wow. Berapa begini sangka? Aku nama kerja. Nama apa? Bagi ibadah. Kamu. Nyam delicious. Wow. Kokis sportiškas berniukas. Lietuvoje labai reta. Karštas jaunuolis. Tokie raumenukai gražus. Smagu žiūrėti, kad šalia Zitos toks jaunikis buvo. Nuotrauka, o jaunieji pirmi. Group photo, okay? Please to group photo! Here, everybody here. Lietuviai į priekį, šitie babajai į galą. Please to photo, come here. Hakuna Matata! Vamos! Hakuna Matata! Thank you! Opa, juda palanga! Opa, juda palanga! Opa, juda palanga!
Ir prasidėjo aфиgenai linksmas balius. 'Cause this is Africa. This time for Africa. 'Cause this is Africa. This time for Africa. Ir prasidėjo aфиgenai linksmas balius. Žiedai, rankos jau buvo mano surištos ir prasidėjo tansi. Pradėjom judėti, pradėjom šokti, pradėjom tiesiog klestėjo visas paplūdimys. Na, o dabar balius iki paryčių su šokiais. Visi bendrai ir šokom, ir dainavome, ir vienokias, ir lietuviškas, ir zanzibarietiškas dainas. Wow! Wakaribishwa ndani yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa ndani yetu, hakuna matata. Hakuna matata. Mūsų baliauninkės paprašė šitos moteris, kur dainavo tą dainą, paprašė iš mūsų pinigėlių. Sako, susimokėkit dabar, koncertas baigtas. Atskrenta kalėlis į žalę Gėlelę, atmušė sparnelius į sausą eglelę, atmušė sparnelius į sausą eglelę. Aš ten paprašiau, kad tie vyrai pašoktų, nes aš buvau mačius per YouTube, kad jie šoka ten ir aukštai pašoka. Ir aš jų paprašiau ir jie, žinokit, tiek įsijautė į tą savo vaidmenį, kad jie ten gerai, kad mums ant galvų neužšoko. Virga. Žiūrėk, tu geriau. Mudviem čia reikės dabar kartuoti turbūt. Jo, sakė jūs dabar. Kažkokios apeigos, pabrolių apeigos čia. Jie dovanoja šokį. Žodžiu, su gerkliniu tokiu dainavimu, su tokiu gargaliavimu, nu, buvo labai keista matyti tokį dalyką. Šoko kažkokius, ar jie ten šokius viliotinius, nes kiekvienai asmeniškai buvo rodoma, net liepė visiems patylėti ir žiūrėti, stebėti. Iš tų daugumas masajų, jie kiekvienas leido skirtingus garsus. Vienas kaukė, vienas pupčioja, kitas dūzgė, jie ten visi skirtingi. Šokiai tą aukštį, turbūt palei tą aukštį gal... Kaip sako, kad renkasi porą, kas aukščiau šoks, tas didžiausią dėmesį gal gaus. Ir paskui jie čia šoko ir tas puolimas į akis tai labiausiai nustebino, ką jie norėjo tom pasakyti, kad šoka priešais. Tai buvo labai keista.
pečiai juda, pažiūrėk, kaip pečiai juda. Ir pečiai, ir žandai. Aha. Jisai prišoko prie manęs ir prieėjęs gargaliavo. Nu, aš nemoku atkartoti to gargaliavimo jo. Tokiu gerkliniu ir jis į mane taip žiūri, taip smailiai. Žodžiu, kaip, nu, kavalierius koks. Mergintų pana. Nu, kokia aš pana. Eiktų, bet kokios gražios vestuvės buvo. A gerai viskas. Gerai. Labai gerai. Pažiūrėk, restoranui jau pasą turim. Jaunikis yra. Dabar reikia tik tai nuspręsti su patalpom sutarti. Viskas. Viskas. Darbuotojų, pažiūrėk, kiek nori. Pilna. Darbuotojų pilna. Išsiauklėsim palei save. O, išsiauklėsim pagal save. Bet ką su to jaunikiu vėliau darysim? Netemps ilgai. Su manim ilgai nieks netemp. Bus restoranas, Zita, tikrai bus. Baigėsi šventė, iškart vėrė man už rankyčių, išsivedė namo. Aukso žiedai, sumainyti jau aukso žiedai. Laimės tiek daug, jos nieks nepakeis. Ėjom pakrantę ir aš pradėjau suvokti, ką aš padariau. Pirštai nutrinti, o kas bus po nakties. Ir taip suspaudė širdį ir susidūrė mūsų žvilgsniai. Ir aš susimaščiau. 'Cause this is Africa. It's time for Africa. Ir taip suspaudė širdį. Ir niekada galvojau, aš nepaliksiu Lietuvos. Zita apženijom, pardavėm realiai tai Zita mūsų. O šaunuolė, kaip fainai, turėsim restoraną. Nu viskas greit apsisuko ir aš atgal. Bėgom Rokučiui į klėbį. Mergaitės, Rokutė! Rokutė, mergaitės! Zita! Jis neturi 2 dantų, jam neišeina Zita. 'Cause this is Africa. It's time for Africa.